Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Pradedu aš vlogiuką iš tokio apsnigto Vilniaus. Sugrįžo žiema, matot, viskas aišku, kad šiandien pirmadienis, kada filmuoju, prisiminsit, įsiamžinsim, kiek yra sniego. O šiandien vlogiuką kalsim apie pastangas ir apie rezultatus. Nebuvo nei vieno mano verslo, kuris man pavyktų iš pirmo karto. Iš karto eitųsi taip smooth, greitai ir paprastai. Gal buvo bendrai proaktyvus.lt. Gerai, bet šiaip iš tikrųjų, jeigu tai yra ne amatas, o didelis verslas, kuris turi virš ten 9-10 darbuotojų, tai iš tikrųjų reikėjo labai daug pastangų. Tai šitam vlogė aš dalinsiu savo pastangom, kaip aš jas sekiau, kaip aš jas užtikrinau, kad jos būtų ir ką man reikėjo daryti, kai man kažkas tai nepasisekdavo ar nepavykdavo ir būdavo didelių ir nuostolių ir kažkokių tai pralaimėjimų. Tai šiandien vlogas bus tikrai labai įdomus, nes būsim Lietuvoje, važiuosim į Lenkiją, dalyvausim strateginėse sesijose, kalbėsime su mano darbuotojais, ne tik lietuviais, bet ir lenkais. Žodžiu, prisisėkit diržus ir važiuojam per verslo gyvenimą. Rytą pradėjau Bunastos ofise, persižiūrėjau elektroninius paštus, atsakiau, užklausas, patvirtinau kažkokius tai klausimus iš darbuotojų ir tada paprašiau, kad padėtų pasiruošti mano kolegos šiandien dienos susirinkimui su pardavimais. Pardavimus dabar išskirčiau į esamus ir naujus klientus. Tai reiškia, naujų klientų dirbame dažniausiai angliškai, nes jungiam kartu ir mūsų kolegas iš Lenkijos, o su esamais klientais dirbam lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai, nes skirtingose šalyse yra tie vadinami farmeriai. O dabar liko 12 minučių iki Transporto inovacijų asociacijos, kurią įkūriau aš prieš daugiau nei 4 metus su kitais bendraminčiais. Renkasi Transporto inovacijų asociacijos išrinkti žmonės, tai yra valdyba, į strateginę sesiją, kurios metu nusistatysim prioritetus, išsigryninsim savo svotą, tai yra pasižiūrėsim, kur esam stiprus, kur esam silpni, pasižiūrėsim, kur atliepiam mūsų narių, tai reiškia, gal net sakyčiau, savininkų, ne klientų poreikius, o kur neatliepiam, ir tada pabandysim tą išpildyti ir vėl 4 metus važiuoti, nes šią savaitę rinkimai, naujos valdybos ir taip gali būti, kad žinot, aš pavyzdžiui kūriau tą asociaciją, daug investavau į ją pinigų ir laiko, neslėpsiu, o dabar gali būti, kad manęs neišrinks į valdybą, o jeigu neišrinks į valdybą, tai gali būti, kad net pirmininku netapsiu. Tai žodžiu, čia visur reikia tų daug pastangų, tai dabar laikas maždaug 4-5 valandos bus skirtos tik Transporto inovacijų asociacijos strategijai. tą strategiją sudėliosim, o jau paskui kas ją įgyvendins, tai jau kaip parodys. Aišku, kad viską darysiu, kad mane išrinktų, viską darysiu, kad pasilikčiau savo pirmininko postą, nes aš manau, kad mūsų transporto inovacijose tikrai reikia lyderystės, tikrai trūksta, kas tą darytų, ir tai esu aš, kuris darau. Tai Transporto inovacijų asociacija tikrai tas projektas, kuris vyksta, kuris yra labai sėkmingas, kuris yra labai reikalingas ir kurio indėlį matau, kaip vertina mūsų valstybė ir mūsų verslas. Labas rytas. Pasibaigėm, dar visi darbus apsikeičina, bet aš Ugniui noriu pakalbinti. Papasakok apie strateginės sesijas, kam jos reikalingas? Irgi vienas dalykas svarbus – supratinėjimui. Tai reiškia, kad visa komanda aplinkui stalą suprastų vienodai, kokia aplinka mus ir kaip veiks ir kokie mes esame viduje. Čia tipinė, klasikinė turbūt visų strateginių sesijų užduotis. Antra – sinchronizuoti prioritetus. Tai reiškia, kad suprantam vienodai situaciją, vienodai susisinkinam. Ir trečia, tai aš sakyčiau, susiaktyvinti. Tai reiškia, suaktyvinam save tikslui, kuriuo tikim, ir kurį išsikėlėm kartu visi. Čia, man atrodo, pagrindas strateginiai sesijai. O žiūrėk, čia pas mus yra valdyba, O su kuo geriau dirbti? Kaip yra, ar verta verslui formuoti tą valdybą, ar vis tik tai yra vadovų komanda, ar vis tik tai visi darbuotojai? Bet kaip tam smulkesniam verslui, kurių yra čia tūkstančiai ir žiūri, suprasti, kaip tą strateginę sesiją geriausia būtų organizuoti? Valdybos paskirtis, man atrodo, labai svarbi yra truputį kilstelėti ambiciją. Jeigu yra executive, reiškia tymas, tas, kuris įgyvendina, jam gali suveikti saugikliai, įmanoma, neįmanoma, padarysim, nepadarysim, oi, truputį resurso trūksta. Valdyba, arba bet koks išorinis vienetas, kuris gal miksuotas, bet jis taip sako, hebra, galit.
nu, pasitemkit dar trupučiuką, truputį pridedam daugiau. Resursų surasim, ne būna taip, kad išsikeliam tikslą, o tada vienam galvot, dėl to žmogaus ribotumo gali neįvykti to tikslo tam tikro proveržio. Tai vat visi sesijose ar išorinis konsultantas, ar valdyba, ar išorinis žmogus, kartais svečias pakviestas, toks iš kitos operos sako, o kodėl jūs čia būtent va tik tiek? Tai tokia labai sveika kartais išmušti šiek tiek save iš rutinos, nes kai patys savo planus daromės, tai žinai, nu tai paimam pernai metų rezultatą, sakom, kiek galim pridėti. Nu, pridėkim 10%, maždaug vos ne planas gatavas. Tai kartais tokiose sesijose pasvarstyti, pakvestionuoti, tai, nu, tas pa-challenging labai sveikas. Kaip tu vertini mūsų tijos darbą? Puikiai. Šaunuoliai. Nu va, Ugnius iš dalies atsakė, kam reikalingos tos valdybos. Tai žiūrėkit, aš noriu parekomenduoti, net startuoliam galima susirasti valdybas ir valdybos narius net galima susirasti, nemokant jiem pinigų, o pažadant akcijų dalį. Tai NGL'as, Justinas Pašys, ką tik startavo tokių projektų, tikrai labai įdomus projektas, pasidomėkit. Už narystę galima gauti valdybas, galima gauti žmonės, kurie gali padėti netgi už opcioną, tai yra už pažadą, kad duosi dalį jums savo uždirbto arba akcijų vertės padidėjimo, jie gali jums padėti išspręsti problemas. Tai NGL'as Justinas Pašys, susiraskite tikrai naudingą informaciją. Nu va, pavalgiau, išvažiavau, dabar turiu griebti telefoną į rankas ir skambinti 400 žmonių, juokauju, kokie 14-15. Iš tikrųjų stengiuosi nekelt ragelio, nesiblaškyti, nes ta sesija labai svarbu, jeigu visi pradeda dėlioti mintis, tai reikia tęsti, reikia, žinai, kaip už siūliuką tampyti. Jeigu vienas pradeda tik tai kompiuteriu dirbti, pradeda, nebesusikaupia ir visiems kitiems dingsta motyvacija. Nes mūsų transporto inovacijų asociacija vis dėlto susideda iš narių, tada išrinktos valdybos ir tada automatiškai, žinai, iš tų valdybos narių entuziazmo ir administracijos, kuri tuos projektus įgyvendina ir daro kasdieninį darbą, ar ne? Tai mūsų strateginiai sesijoje šiuo atveju dalyvavo valdyba ir asociacijos administracija. Mes neatskyrėm tai, kad valdyba iš pradžių sustrateguoja, o paskui atiduoda nariam. Mes neatskyrėm, kad iš pradžių susirenka valdyba, sustrateguoja, o paskui nuleidžia darbuotojam, nes iš tikrųjų mes be valdybos, nes mes be darbuotojų, niekas kaip ir darbuotojai be valdybos tikriausiai. Tai čia šiek tiek kitas konceptas, nes versluose tie bordai, kur čia NGL'ą Justino Pašio reklamavau, kur surenka board memberius net ir startuoliam, kas yra labai sudėtinga ir reta gauti advisorių ar board memberį startuoliui. Tai čia yra šiek tiek kitaip, nes ta valdyba yra renkama iš narių, patvirtinama yra kažkokiai tai laiko tarpui ir paskui viskas keičiasi. Tai mūsų situacija netipinė, bet dar svarbiau turėti strateginės sesijas ir susiline-upint, kad visi tuos pačius turimus mažus resursus naudotų pačiam didžiausiai tikslui pasiekti. Kol neįpuoliau į Bunastos rutiną, noriu šiek tiek pasidalinti. Lietuvos pramonininkų konfederacija priima iš Uzbekistano atvykstančią verslo misiją. Atvyksta virš 40 verslų, daug verslų susijęs su tekstilė, vienas tik tai yra transportą. Tai transporto įmonės nejudinkit, palikit man, aš su jas pabandysiu susiekti iš anksto, nes manęs nebus Lietuvoje tom dienom, aš negalėsiu dalyvauti, bet aš po video į komentarus būtinai įdėsiu nuorodą, kur galite pasižiūrėti, kokie verslai iš Uzbekistano atvyksta ir pasižiūrėti, gal turėsit kažkokios sinergijos, gal gamybą galite optimizuoti, gal žaliavas galite pirkti. Ir tikrai nepamirškite to, kad Uzbekistanas sankcijom netinkamas ir nepasiduokit tų žmonių blėniam, kad Uzbekistanas yra naudojamas kaip sankcijų apeivimo šalis. Uzbekistanas yra visai kita muitinė zona. B. Jiem labai sunku padaryti pervežimus tarp Rusijos ir Uzbekistano dėl trūkumo leidimų, dėl skirtingų zonų, dėl skirtingų automobilių. Tai aišku, kad viską galima padaryti, bet čia lygiai tas pats, kaip sakyti, kad sankcijų apeimui naudojama Ukraina. Tai čia lygiai taip pat sukčiavimo ir visokio falsifikavimo visą laiką atveju bus ir yra. Tai
tiesiog nenurašykit dėl to didelės 40 milijonų gyventojų turinčios, pakankamai dar žemais kaštais ir didelius resursus turinčios šalies, kuri gali gerai pagaminti, puikus tiekimas ir iš tikrųjų pakankamai dar žemom kainom galima atsivežti, nes logistika į ten yra brangi, atgal tikrai yra pigi. Taip kad dalinuosi nuorodą į Uzbekistano verslo delegaciją 6-10 dienomis, tai tikrai rasit galimybę su jais susitikti ir manau, kad tai turėtų būti naudinga. Padarysiu specialų aprašą, kad matytumėt, kada tai vyksta. Kadangi šiandien vlogiukas, tai pirmadienį noriu užbaigti iš treniruotės kadrų. Ne iš treniruotės kadrų, jau iš išėjimo iš treniruotės. Bet tikrai aš manau, kad jeigu norim kažką pasiekti, turim dėti pastangas. Ir tos pastangos, va taip kaip sporte. Štai atėjus vieną kartą į treniruotę, jokių rezultatų. Atėjus antrą kartą į treniruotę, jokių rezultatų. Bet trečią kartą atėjus, tu supranti, kad jau turi geresnę fizinę formą, esi geresnės nuotaikos ir vat po truputį kažkas keičiasi. Tai va taip ir pardavimuose, ir vadyboje, ir visur kitur. Jeigu tu nori kažkokį turėti rezultatą, tai reikia labai ilgą laiką dėti pastangas. Aš visą laiką kalbėjau, žinai, kas užaugina YouTube kanalą. Ten vis karts nuo karto pasižiūriu, kokie, žinai, yra trendai, kažkas naujo ir vis matau, kad tenai, tipo, kaip nuo nulio užauginti iki 1000 subscriberių ten per kažkiek laiko. Tai žinot kaip, filmuokit kasdien video kuo trumpesnius ir dėkit. Tai ką noriu pasakyti, tai yra intensyvumas ir pastangos. Ir čia visur tas pats. Šiandien turėjom tokį stiprų ginčą su pardavėjais, kurie man bandė paaiškinti, kad jie pasieks rezultato nedarydami kiekio skambučių. Ir vat aš visą laiką aiškinu jiem, kad jeigu mes jau esame įsiskaičiavę, kad iš 60 sukontaktuotų įmonių yra 2, kurios susidomi mūsų paslaugom, tada finale viena nuperka, antra nupirks per artimiausius 3 mėnesius. Ir jeigu tu nesukontaktuoji su tuo 60, o kartais 60 čia yra menamas skaičius, tai tu neturėsi rezultatų. Tas pats ir sport. Jeigu tu nesportuosi, arba ateis ten kartą į savaitę, tai nei tu fizinės formos turėsi, labiau gal save sužalosi. Tai vat matot, jau ir filmuot man atsiranda energijos. Ir aš manau, kad ta energijos trūkumas turėtų kompensuoti sportu. Tai pasižiūrėsim. Šią savaitę to sporto bus nemažai. Tikiuosi, kad jisai man atsipirks. O jūs šią savaitę, kadangi mane stebėsit, kiekvieną dieną galėsit man finale pasakyti, ar aš buvau teisus ar ne. Pagerėjo mano, kaip čia, fizinė, emocinė būklė kasdien sportuojant, ar ne. Pamatysim, pagyvensim ir matysim. Gerą jums snieguotą antradienio rytą. Yra 5:07, išjudu į Lenkiją. Pakeičiau šiek tiek savo strategiją. Anksčiau važinėjau kiekvieną trečiadienį, dabar nusprendžiau įdėti dar daugiau pastangų ir skirti daugiau laiko Lenkijai. Gaila, kad negaliu skirti taip, kad pavyzdžiui ten išvažiuoti pirmadienį ir grįžti penktadienį. Tai mano kiti įsipareigojimai man taip neleidžia, bet leidžia padirbėti. Šią savaitę net pasistengsiu 3 dienas padirbėti iš Lenkijos. Taip persversiu pusiausvyrą į Lenkijos pusę, nes Lenkija yra tikrai labai didelė, daug perspektyvesnė mano klausimų nei Lietuva. Tai dėl to tiesiog įdėsiu pastangų. Tai jeigu jums kada nors kyla klausimas, jūs norit kažkur tai pradėti daryti verslą, ar jums reikės skirti laiko, ar jūs viską padarys kiti žmonės, tai nei velnio. Reikės skirti laiko, reikės tenai būti ir kuo daugiau būsit, tuo greičiau turėsit rezultatus. Arba kuo daugiau būsit, tuo didesnius rezultatus turėsit. Nesu matęs nei vieno verslininko, pradedant Numavičium, baigiant Jurgio Domavičium, kad, sakykime, jiem pavyktų pasiekti norimų rezultatų, pačiam nedalyvaujant praktiškai 90%. Tai matyt ateina tam tikri etapai, kada tu gali tą, kada tu nori, kada tau yra super kompensacija, tai pas mane vėl atėjo tas etapas, nes anksčiau aš darinėjau, pavyzdžiui, Ukrainą, tai 3 mėnesius gyvenau Kijeve. Tyrinėjau Lenkiją, tai aš esu visus tuos apylinkės, kur dabar stovi mūsų ofisas, esu išvaikščiojęs pėsčiomis, kad surasčiau tą vietą, kad sugalvočiau ten lokaciją. Man sakė, nėra tokios vietos, nėra, netiks. Aš ją suradau, o vietiniai sakė, neįmanoma. Tada, pavyzdžiui, kai atidarinėjom Rygą, aš suradau tą parkingą vietą, tai aš tiesiog vaikščiau per kaimą ir kalbinau tos žmonės, kam priklauso ta žemė, nes aš, žinai, nemoku tų regijų latviškų naudotis, kaip tenai galima jas įsigyti ir taip toliau. Tai vat viskas vyksta
fiziškai ir kadangi tu esi papildomai motyvuotas, tai tu gali padaryti tą ekstra mylę, o žmogus surasti 1005 priežastis, kodėl neišeiti iš zonos komforto. Nes išeiti iš zonos komforto yra baisu, nedrąsu, gali kažkas įvykti, labai logiškai, labai suprantama ir dėl to tam esame mes, savininkai, vadovai, kad tą ekstra mylę išeitume. Šiandien mano darbo vieta yra mano direktorės kabinetas. Persikėlėm mes pagaliau į pirmą aukštą, dėl to, kad galėtumėm antram aukšte daugiau patalpų išnuomot nuomininkam, padidinti šito pastato pelningumą. Jau daug kartų esu minėjęs, kad čia gaunasi atskiras verslas, nes tai yra pastatas, ofisų nuoma, tada parkingas, parkavimo vietų nuoma, tada apartamentai, tai yra apartamentų nuoma, ir tada, aišku, yra ten daug administracinių reikalų, tai komunaliniai ir visi kiti. Šiaip man labai patinka, mūsų direktorė turi tokią lentą, šiaip iš tikrųjų labai vertinu, nes išsirašo darbus, aš jos ko paklausiu, jinai man iš karto pasako, kurioje vietoje kas kur yra, pavyzdžiui, yra food truckas susidėjęs, jinai įsivertino mano idėjas, iš tikrųjų jaučiuosi čia gerai. Aš kai čia atvažiuoju, kažkaip tada jaučiu tą dinamiką ir pulsą. Kodėl čia taip visą laiką kalbu, kad jeigu norit pradėti verslą kažkur tai kitur, tai pastangų ir visų tų darbų kiekis labai sumažės, jeigu jūs būsit fiziškai vietoj. Greičiau pajausit tuos žmonės, kurie čia tą įgyvendina, greičiau pajausit mentalitetą, greičiau susirasit partnerius. Iš tikrųjų, yra labai svarbu skirti laiko. Ir aš net esu girdėjęs iš vieno barų tinklo savininkų tokį pokalbį, kad sako, kodėl jūsų nėra ten, pavyzdžiui, Rygoj ar Varšuvoj. Jis sako, mes daug kartų svarstėm, bet nesuradom, kuris iš mūsų norėtų išvažiuoti ir gyventi ar Rygoj ar Varšuvoj ir dėl to mes netidarinėjom. Tai barų versle yra, suprantu, kad daug grinų, ten apyvartos ir taip toliau, bet mūsų versle yra paslaugų versle, labai daug yra asmenybinių dalykų ir daug yra kaip paslauga, kuri daug labai priklauso nuo žmogaus. Tai jeigu tu nori sukurti paslaugą nuotoliniu būdu, tau tikriausiai nepavyks, tau reikės būti čia. Bet šitas blogiukas yra apie pastangas, apie jų kiekį, norint pasiekti kažkokio tai tikslo. Tai aš labai ilgai ieškojau, kur čia aš galėčiau dar dėti pastangas ir jums parodyti, kad dedant pastangas kažkas keičiasi. Tai aš už tai nusprendžiau išbandyti vieną dalyką, kuris yra labai kontroversiškas ir daug skirtingų labai nuomonių. Tai yra YouTube'as yra padarę shortus. Ir žinot, kad yra ir Instagramas turi shortus ir tikriausiai Facebookas turi tos dalykus, kur mes ten pakimbam ir neaišku net ką žiūrim, bet tas mus defokusuoja, šiek tiek erzina galbūt šiek tiek net ir nuvargina, bet mes vis tiek pakimbam ir tuos reelsus, tas shortus žiūrim, ane? Tai va, YouTube'o kiti kūrėjai sako, kad shortai sumažina kanalo vertę. Kitaip sakant, tu turi kurti shortus, bet shortai nufokusuoja nuo tavo pagrindinio turinio į mažus, trumpus video, tada žmonės pasisotina tavim tų trumpų video metu, nežiūri tavo kūrimo turinio, shortuose tu negali sudėti tiek savęs, kiek tu gali sudėti į bendrą video ir tai labai smarkiai gadina pačio kanalo reitingus. Ar tai yra tiesa? Išbandysim, nes vakar naktį sumontavau pirmą shortą, dabar turiu 45 minučių pertrauką iki kito susitikimo online, tai aš padarysiu dar vieną shortą. Tai šią savaitę kiekvieną dieną įkelsiu shortus susijusius su mano YouTube'u kuriama medžiaga ir turiniu tenai ir pažiūrėsim, kaip tai paveiks mano YouTube'o peržiūras ir subscriberius. Pasižiūrim, važiuojam. Taip, kad naikit, pasižiūrėkit, tie shortai bus, kaip išeis šitas video, tai bus 2 savaičių senumo, bet bus labai įdomu pasižiūrėti. Nes iš tikrųjų niekada nebuvau to daręs. Yra Elvis įkėlęs, kad kažkada tai kelis tokius shortus nelabai susijusius su turiniu ir pasižiūrėkim, kaip mano kuriami, mano montuojami shortai paveiks mūsų YouTube'o pačio kanalo reitingus, peržiūras ir vertę. Davai? Atidirbau šiandien labai produktyvią dienelę, tikrai daug pastangų įdėjau. Ir žinot, kai su žmogum nesiseka susitarti, bet tu vis nori su juo susitarti ir vis bandai, nekalbu apie nusileisti ar kažko tai ten nepadaryti, bet kai tu nori su juo susitarti, tai galų gale pavyksta. Tai mano patarimas, nepasiduokit, turėkit savo aiškų tikslą ir padarykit. Tai aš iš ofiso suvažinėjau nusipirkti
kosmetikos. Čia žinai kaip, pasakyk, kad esi komandiruotėj, nepasakydamas, o parodydamas. Tai rodau, kad esu komandiruotėj. Pamiršau viską, ką žmona sudėjo, planavau sportą dar įsidėti, sportuoti, dėti pastangas ne tik tai pirmadienį, bet ir antradienį. Vat viskas gyvenime kiša koją. Dar sakiau, sustosiu kažkur tai užkasiu ir važiuosiu miegoti, nes rytoj pirmas online'as 6 valandą ryto su Kazakstanu. Va taip aš dedu pastangas, kad pas mus viskas būtų gerai transporto ir logistikos sektoriui. Realiai, hebra, didžiuojuosi savim, sąžininkai, tikrai didžiuojuosi. Labas rytas, neturiu nieko, nei šukų, nei želės plaukam sutvarkyti, bet ką reiškia būti be galvos. Bet ir taip labai džiaugiuosi, kad su jumis kalbu šiandien ryte, nes iš tikrųjų galėjo įvykti labai didelė nelaimė ir šiandien su jumis galėjau net nekalbėti, nes šiandien ryte nuėjau į dušą, išsipakuoju savo pastą, kaip ir Excelas, nieko blogo nežada, ar ne? Aš į pavadinimą net neatkreipiau dėmesį. O paskui žiūriu, super mocnai, mocno mientovanai, korega. Jau pats pavadinimas išduoda, hebra. Vietoj dantų pastos nusipirkau protezų laikiklį, protezų klijus. Tarsi, vietoj pastos realiai nusipirkau protezo klijus. Jūs įsivaizduojat, būčiau susiprotezavęs dantis ir šiandien būčiau negalėjęs ne tai, kad susirinkimo pravesti, bet negalėčiau ir su jumis kalbėti ir negalėčiau filmuoti toliau, kaip man sekasi. Tai žiūrėkit, dabar Lenkijoje yra be 15:06, teko keltis irgi anksti, nes įprastai trečiadieniais aš ryte sėdžiu savo automobilyje ir šitų laiku jau esu valandą laiko nuvažiavęs nuo namų link Bialystoko office. Šiandien ne taip, nes atvažiavau vakar, šiandien galėjau parkti, tačiau kiekvieną rytą Lietuvos 7, čia 6 yra įdėtas man susitikimas su mūsų Kazakstano ofisu, kur kalbamės apie jų pastangas ir aš privalau juos kontroliuoti ir neturiu jokios galimybės savo leisti, kaip sakant, nukelinėti, atidėjinėti, nes Kazakstane yra, pavyzdžiui, su Lenkija 3 valandų skirtumas. Tai nenoriu įlysti į darbo laiką, nenoriu gadinti jiem to tokio darbingo laiko, tai dėl to sprendžiu geriau aš sumažinsiu savo valandėlę miego skaičių ir, sakant, padarysiu savo rutininius darbus. Taip iš tikrųjų ir geriausia. Man atrodo, kad lengviausia pastangas dėti, kai tu padarai įpročių. Tai reiškia, kiekvieną trečiadienį 7 ryto turi susitikimą, tai geriau jį ir daryk. O ne perkelinėk, vėl persitark, ieškok naujo laiko, paskui kažkas sugrius ir nesigaus. Aš dar pradėjau daryti vienas pastangas į vienoj srity. Tai yra pradėjau dėti į savo YouTube kanalą shortus. Mes visi žinom, kad shortai YouTube kanale yra pakankamai populiaru ir jų tiesiog būna daug. Tai aš pagal Jurgį kanale irgi padariau, tai užvakar, einant į sportą ir vieną vakar, jau atvažiavus į Lenkiją. Tai šiandien padarysiu dar vieną ir norėsiu jums parodyti, kaip šitas eksperimentas veikia sekėjų skaičių ir peržiūrų skaičių mano video. Tai reiškia, aš užfiksavau, kiek buvo pradžioj prieš dedant shortus ir paskui galėsim savaitės gale pasižiūrėti, kokie to bus rezultatai. Tai yra, kiek šitos pastangos atneša rezultatų. Tikrai nudirbau labai daug darbų, o dabar laukiu mūsų IT vado iš Lietuvos, nes praeitus kartus turėjom čia susitikimus su Europos Sąjungų finansavimo agentūra. Išsiuntėm jai paruoštus mūsų dokumentus, tai ką mes ten darom, ką skaitmenizuojam ir lyg tai jie turi mums kažkokį tai pasiūlymą. Tai dabar mūsų tikslas yra nuvažiuoti ir su jais pasikalbėti jau, kaip sakant, jau su ekspertu, su Andrium. Ten ar atitiksim tuos visus reikalavimus iki galo, sužinosim tik tai pateikę visą projektą, nes jie tai ką, jie gauna pinigus už projektų rengimą. Bet jie tvirtina, kad 80% Lenkijos Bunasta atitinka reikalavimus būtent dirbtinio intelekto projektam vystyti muitinės paslaugos. O iš tikrųjų mūsų servize mes jau patys esam tiek pridarę su dirbtiniu intelektu ir tiek jo naudojam, kad papildomi pinigai iš tikrųjų nepamaišytų, nes tai ten nedabaigta, tai iš tikrųjų norim kažkokį tai tokį, tikrai darbą baigti pagaliau. Ir ten, pavyzdžiui, kad galėtų OCR iki galo nuskaityti ir dirbtinis intelektas nustatyti 15 000 eurų maždaug trūksta biudžetas, kad būtų klientui langas, kad klientas pats suvestų duomenis ir mes tada juos tikrintumėm, ten gal 30 000 eurų trūksta. Tai jeigu viską galima čia pakišti po dirbtiniu intelektu, tai tikrai užsakymų turim nemažai ir tikrai galėsim
būti daug modernesni. Žodžiu, laukiu Andriaus, sėdam, lekiam ir pabandykim. Aš prisipažinsiu, ES finansavimo niekada dar man nepavyko gauti, bet šį kartą, kada tikrai sunku labai su pinigais, aš nepasiduodu ir tikrai pabandysiu nepaleisti šito reikalo ir iki galo dabaigti, kad europinius pinigus mes gautume. Kaip aš džiaugiuosi, būdamas namuose, aš taip pailsiu, pamiegu. Net žiedas, kuris matuoja mano miegą, sako, kad aš namuose daug geriau pailsiu negu bet kur kitur. Tikriausiai visiems. Vis tiek tie pervažiavimai, koncentruotos dienos, jos iš tikrųjų labai išvargina. Ieškojau namie kokio nors energetinio gėrimo, praktiškai viskas pasibaigė. Bet gal ir gerai, nes dabar paskutiniu metu aš geriu tą sveikuolišką gėrimą. Bent jau man taip atrodo. Tai Oši man padovanojo. Tikrai čia nepirkau ir tikrai nereklamuoju ir nieks neužsakė. Bet bijau gert, nes užsidėjau baltus marškinius. Reikia dar visą dieną šiandien atlaikyti, o jisai kažkoks tai spalvotas. Blemba. Oi. Pabandykim. Oi, likti viskas gerai. Žinokit, geriu aš tų sportinius gėrimus, ypač su elektrolitais, ir man tada likti kaip ir akis atsidaro. Ir pasirodo, mažiau tada noris ir tų energetinių. Nes, pavyzdžiui, vakar išgėriau tokį Ošį su elektrolitais ir vakare važiuodamas jau apie 7:30, galvom, čia taip save kankinu, čia taip važinėju, gal reikia sustoti ir Red Bullą išgerti. Bet paskui, taigi man viskas gerai, viską turiu, viską jaučiu. Ir žinokit, nežinau, tai ar čia Ošį, ar čia elektrolitai, ar čia nusiteikimas, bet Red Bullą negėriau, už tai miegojau šiandien. Rekordinis buvo deep sleepas. Irgi, žinai, kai sako, measure what matters. Tai jeigu mes šiandien kalbam šitam vlogė apie pastangas, tai žinai, jeigu tų pastangų nematuoji, tai tu jų net nematai. Dabar man žiedas rodo, kaip iš tikrųjų man sekasi, kaip aš giliai miegu, kiek laiko miegu. Tai taip ir pastangas reikia matuoti. Aš nežinau, ar surasit seną video, bet aš kažkur tai matuodavau kiekvieną dieną. Ten žingsnių skaičių, sporto laiką ir matuodavau, kaip tai įtakoja ir daro rezultatą. Tai aš dabar su sportu gaila nepavyksta, nes pervažiavimai, nedamiegojimai ir visi kita šiek tiek mane eliminuoja iš sportininko galimybių. Bet aš dabar dedu tuos reelsus, ar ne, į YouTube. Ir iš tikrųjų, žinot, kad daug kartų bandysi ir gal bus kažkoks reelsas, kuris iššaus ir turės 100 000 peržiūrų ir tada turės labai daug didelę įtaką mano pačio pagrindinio YouTube kanalo peržiūrų. Ar tai bus? Pamatysim. Nors iš kitos pusės tą patį kartoti ir tikėtis naujo rezultato. Ne, tai reiškia kažkaip kitaip reikia daryti. Geras, pirmą kartą kamera nulūžo per tiek laiko, jau matyt bus kažkokie išėję atnaujinimai. Tai nežinau, kurioje vietoje sustojau. Bet norėjau pasakyti, kad tikrai būna stoj ir muitinės tarpininkų paslaugose dirbtinis intelektas pirmiausia, tai dėl kokybiškos informacijos pateikimo. Tai yra, kad klientui padėti, tikrai svarstyčiau pasidaryti kažkokius dirbtinio intelekto asistentus, kurie būtų pas klientą, pavyzdžiui, toj pačioj pašto dėžutėj, kad jisai galėtų mum kokybiškesnį pateikti užsakymą. Kokia yra problema? Kad klientai dažnai praleidžia, nepaduoda visą reikiamą kiekį duomenų, tada daug susirašinėjimo, daug nepasitenkinimo, o mes tada norėtumėm tą patobulinti ir iš tikrųjų padėti elektroninio pašto dėžutėj, pavyzdžiui, įskiepį, kur jinai nuskaitytų laišką, pridėtų prisegtuką, galbūt net į patį prisegtuką įlystų, tada ateina mums užsakymas, jau prisegtukas nuskaitytas, reiškia jau turim duomenis elektroninius. Tai vėlgi nereikėtų rankom retaipinti. Žodžiu, aš dirbtinį intelektą tikrai pritaikysiu ir jisai man dirbs dėl kokybės, dėl greičio ir dėl kainos, kad galėčiau savo klientui pasiūlyti sprendimus. O kaip kiti žmonės sako medicinoj, aš iš tikrųjų manau, kad medicinos startuoliai tikrai turės labai daug perspektyvos, nes medicinoje tikrai yra labai daug duomenų, yra labai daug šališkų, nešališkų sprendimų, todėl tikrai mano nuomonė, jeigu galėtų kažkas padėti tiem specialistam, gydytojam analizuoti tos duomenis ir juos sisteminti, o tą gali puikiai daryti dirbtinis intelektas ir iš nuotraukų, pavyzdžiui, rentgeno nuotraukos, ar ten tiesiog tos pačios žaizdos nuotraukos, ar ne, išanalizuoti ir priimti, padėti žmogui priimti greičiau, kokybiškiau teisingą sprendimą, aš čia matau labai didelės perspektyvas. Tai artimiausias, kas daugiausiai iššaus ir milijardinis unikornas, tikrai bus medicinoje su dirbtiniu intelektu. Žodį duodu. Penktadienio netoks ankstyvas rytas, dabar yra kažkur apie 7. Vėl leidžiuosi liftu žemyn, šoku į mašiną ir lekiu į Lenkiją.
nes ši savaitė mano pastangų Lenkijoje ir tikiuosi tai duos labai didelius rezultatus. Tai šiandien dar laukia susirinkimas su SEO, tada bankas, tada automatiškai motyvacinės sistemos peržiūrėjimas su esamais klientais, nes su naujais lygtai viską pabaigiam. Tai aš visą laiką manau, kad pastangų kiekis ir atspindi rezultatą. Bet mes būna, kad mes nusikreipiam savo pastangas į vis įvairias veiklas, defokusuojamės ir dėl to labai turim mažus rezultatus. Net ir aš. Ar ne? Pavyzdžiui, video blogė dabar turiu 20 000 sekėjų. Jeigu aš skirčiau 100% savo laiko, 100% savo energijos, aš manau, kad aš vis tiek pasiekčiau 40, gal 50 000 sekėjų per tą patį laikotarpį. Tiesiog, kai yra kiti darbai, kiti prioritetai, tai visur žinot, kaip po tą saulytį. Jeigu brėžtum vieną liniją, tai gautųsi daug, o jeigu brėži po truputį, tai gaunasi daug saulytės spinduliukų. Tai taip ir yra. Tai pastangas reikia dėti fokusuotai arba bent jau kaip galima labiau koncentruoti. Tai šitą savaitę buvo Lenkijos ir nepamirškime mūsų eksperimento, kad dedam kiekvieną dieną video reelsus į YouTube ir žiūrim, kaip tai keičia mūsų kanalo peržiūras, sekėjų skaičių ir panašiai. Taip galva išnešiota, kad jau neatsimenu, kas kur yra. Tai žinokit, noriu pabaigti blogiuką. 16:24 Lenkijos laiku, beveik kaip tikras Lenkas. Beveik 16 išėjau iš darbo, bet jau mano maniškių nieko nėra. Pasibaigiau šitos savaitės visus darbus. Noriu apibendrinti vieną dalyką. Norėjau parodyti, kaip pastangos atneša rezultatus. Tai žiūrėkit, jūs niekada nebuvot vlogo viduj. Vat yra čia vlogiuko tokia programėlė, YouTube Studio, kurios dėka, jeigu užsikraus, pamatysim, kiek turim iš tikrųjų sekėjų, nes jums atrodo, kad tai yra ten 21 000, o čia iš tikrųjų 21 278 ir prenumeratorių skaičius. Tas prenumeratorių skaičius auga arba neauga tokiu vat būdu. Tai šitos paskutinės 7 dienos atrodė va taip. Įdedi šortą, paauga. Vėl grįžta į tą patį, vėl įdedi, vėl paauga. Tai ką noriu pasakyti, kad nepraradom nei vieno šį kartą, bet tik tai užsiauginom ir čia man atrodo 7. Galim matyti prieš kokio video ateina ir kur neateina. Tai ką noriu pasakyti? Nufilmuoti šortą, sumontuoti šortą ir jį įdėti užtrunka nemažai laiko. Nu tikrai nemažai laiko. Pastangų daug, o rezultatas, nu kaip matėme, gal 7 subscribe. Tai labai panašiai vyksta ir su kitais darbais, ar ne? Į sporto salę, atrodo, turi eiti, o tas raumenukas tau užauga po, nežinau, po truputį. Čia yra labai plona riba, kur yra iš tikrųjų sunki ir svarbi. Nemokamų pietų nebūna, be pastangų nieko neturėsit ir nebus. Bet dėti pastangas ir kartoti tą patį ir tikėtis naujo rezultato yra kvaila. Tai mano palinkėjimas jums. Būkit sėkmingi ir kuo greičiau suraskit tą pačią svarbiausią vietą, vieną vienintelę, į kur įdėsit daugiausia pastangų ir turėsit didžiausią rezultatą. Aš noriu, kad jūs man padėtumėt, būtinai palaikinkit, subscribinkit kanalą. Tikrai norisi, kad tas kanalas augtų ir šiais metais. Neturiu labai kažkokių tai skaitinių išraiškų šiais metais, labiau dirbu ties tuo, kad man būtų faina. Bet vis tiek, norėčiau bent jau 1000 paaugti per metus. Manau, kad tai būtų sveika ir teisinga. Tada aš norėčiau, kad verslas įgautų tam tikrą vėl pagreitį tarptautinėse rinkose, kaip buvom čia Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje. Tai mano čia pats svarbiausias dalykas ir man atrodo, jeigu aš čia pasieksiu gerų rezultatų, tai man ir vlogas paeis, ir gyvenimas bus visai kitoks, daug linksmesnis. Tai būkit laimingi, būkit turtingi, greičiau susiraskit, kur dėti pastangas ir gauti gerus rezultatus. Iki kito karto, iki.